Vėliava. Teisingai nustatytas šis šablonas parodo kainos krypties tęstinumo galimybę. Jo struktūra gana panaši į tikrą vėliavą. Pirmoji šablono dalis tai staigus ir gana status kainos judesys – kotas, po kurio seka kainos konsolidacija, kurią galima įrėminti į dvi paralelinės linijas vėliavą, kur kaina juda nuo vienos linijos prie kitos. Kaip matote, šis šablonas savo sandara ir prekybos principų labai panašus į kanalo šabloną. Vienintelis skirtumas, jog vėliavos paprastai susidaro po staigaus, beveik vertikalaus kainos judesio. Šie šablonai sutinkami ir kai rinkoje kaina krenta, ir kai kyla. Kylančioje tendencijoje paralelinės linijos, kurios sudaro šabloną, yra pasvirusios žemyn. Besileidžiančioje tendencijoje tos pačios linijos pasvirusios į viršų. Šablonas skaitomas pilnai susidariusiu tada, kai po konsolidacijos kaina kerta vieną iš paralelinių linijų prieš tai buvusią kainos judėjimo kryptimi. Prekiaujant šiuos šablonus, pirkimas ar pardavimas turėtų būti generuojamas būtent tuo met, kai kertama viena iš paralelinių linijų. Apatinė tada, kai prieš tai buvęs pagrindinis kainos judesys buvo žemyn, viršutinė, kai rinkos tendencija buvo kylanti. Kaip visuomet, linkime sėkmės prekiaujant.